Sveiki sugrįžę į 101 Customs kanalą. Šiandien esam pas Elvį, kuris deda saugos lankus. Prieš savaitę paliko mašiną, tai manau rezultatų galima pamatyti. Ir nieko nelaukiam, einam į vidų ir pažiūrėsim. Čia įimas? Čia. O. Vanulis dirba, pluša, o čia galit pasižiūrėti, kaip yra dedami saugos lankai. Kokie... Papasakok apie tą, ne? Čia turėtų Elvis vos papasakoti, nes pas mus labai sunku šitas. Taigi čia yra visi nuostatai, kaip reikia įdėti saugos lankus. Visi diametrai, perimetrai, poslinkiai ir taip toliau. Kampai, kaip sakom. Ir svarbiausia, kad atitiktų. Jo. Tai Elvis turi nuo 20 metų sertifikatus LASCO, Automobilių sporto federacijos. O kaip tik jam ir skambina dabar iš LASCO turbūt. Užsiėmė žmogus. Žodžiu, užsiėmė žmogus, turi sertifikatus LASCO, pasikartosiu dar kartą. Ir tikrai jis jums padės, jeigu reikia jums kažkokių tais ar pilnų lankų, į ralį, į žiedą, į driftą, į dragą, kur norit. Ir gali viską sudėti į bet kokią mašiną, taip kad viskas bus parašyta mūsų aprašyme, visos nuorodos ir kreipkitės į jį. Lupo pabaigta, lankus padarė. Dabar einam parodysim, kaip padaryti siūlės. Nes siūlės idealios. Čia visokie daiktai, kuriuos paskui darysim. Pažiūrėkit, siūlytės irgi ledovai atrodo. Siūlytės ledovas. Taigi bus sėdynė šita stovės čia. Bus visas salonas. Čia matysis lankas, iš galo matysis X-as. Spalva dar neaiški, kol kas mum aiški, o šalia stovi įdomi mašinytė, tai kada nors ir mes prie tokių pradėsim dirbti. Svarbiausia, kad jūs mus žiūrėtumėt, subscribintumėt ir laikintumėt. O toliau dėl Elvio darbų, kaip ir sakėm, viskas bus parašyta apačioje ir descriptione, tai kreipkitės į jį ir tikrai padės. Liuks darbas. Užskaitom. Tai ką, grįžom į Vilspotą, Kalvarijos 38. Kadangi jau jie nebedirba, tai paliko mums ratus, turbūt čia.
Nežinau. Tai žodžiu, kaip ir matėt praeitam laidoj, atvežėm ratukus, tai teko juos lyginti ir dažyti. Iš tikrųjų net neplanavom, kad lyginsim, bet yra kaip yra. Galima eiti pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Kol Darius ištrauks, galite pasikreipti šiuo numeriu arba šituo. Tikrai jums padės. Kaip tau, Dariukai? Man tai puikiai. Įdomiausia, tai kaip ant mašinos jie atrodys. Jo, tai tikrai gerai padarė. Aš esu patenkintas tikrai. Kaip ir sakėm, Kalvarijos 38, Vilspotas, Aleksotė. Tikrai jums padės. Grįžom iš Elvio, sudėjo lankus. Dabar eisim toliau prie sekančių darbų. Aš biškai buvau išvažiavęs, Darius pasižymėjo visas duobes, kurias reikia tvarkyti. Pažymėta va, 1, 2, 3. Aišku, sparnai tvarkysis. Šitas ketvirtis gražus. Stogas nieko nesidarys. Čia turiu susitvarkyti. Galinis dangtis gražus. Šita pusė 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čia nežinau, ką reiškia 3 brūkšneliai. Ką reiškia 3 brūkšneliai? Biškį palinki. Reiks pašveisti. Jeigu būtų 5 brūkšneliai? Tai dar pašveisti reikia. 5 kart daugiau, tai? Nes banguoja. Tai čia reiškia banga. 3 brūkšneliai reiškia banga. Irgi banguoja. Bet nemačiau brūkšnelių. Nedariau, nes ten akivaizdžiai matosi. Turbūt galinis ketvirtis, taip? Kadangi bus parodinė mašina, turi būti labai gražiai viskas. Dabar gražiausia vieta tai tik lankai. Kol kas. Lankus parodė iš bagažinės. Neatsidaro iš bagažinės, iš vidaus galiu parodyti. Bet tai viską jau matė tam epizodė. Tai dabar aš eisiu turbūt dirbti su plasmasėm. Plastiką turim įstatyti va čia. Tai turės įsipjauti plastikas, kad praeitų pro lanką. Tada dėsis diržai. Čia kitas plastikas ten turės prisitaikyti. Na, žodžiu, darbo yra, ne? Nu, bet jau didžioji dalis padaryta. Lankus turim, dažus turim, kėbulą neturim. Kas dar? Kaip iš tų darbų, tai kaip ir viskas. Koilai yra, ratai yra, žodžiu. Ratai yra, bet dar neaišku dėl ratų. Dar neaišku, dar nematavom. Bet gal ir bus kiti, gal ir nebus, nežinau. Bet po biškį įsibėgėjom, tai manau kipsim į kėbulo darbus ir dar techninę būklę reiks. Nes mačiau, čia enginas taip gali. Meluoja. Tai ne. Čia enginas yra ABS. Reiks vėl OBD 11 jungtis ir žiūrėti, kas yra. Ai, dar vienas. Kūras bėga. O ne. Kūras bėga. Kažkur tarpinė leidžia, bet dabar nėra lašas. Ai va, yra lašas, matau čia. Tai ten iš filtrų. Jo, filtro manžetas leidžia ir bėga kuriukas ir laša kelis lašelius per kokią tais, nežinau, per pusvalandį. Matas, ten sankryža sustoja balutė tokia, visur mištelna biškį. Iš laimės, kad atgimsta. Nu jo, tai jaučiu gal ir dėl to traukos dar nėra, normaliai. Nes Pijus lygino su Polo, sakė, Polo geriau važiuoja. O gal svapą deda? Iš Polo. Dūminant. Pradėsim nuo detalių nurinkimo. Išsimsim langus, išsimsim salono likusias sėdynės, nes rytoj reikia nuvežti, kad priekinė sėdynė pradėtų daryti. Aš galvoju iš vis, kad čia vidurį stumtis. Kodėl? Nu tai tiesiog čia palikt laisvą, vis tiek už šitą mašiną, tai striksim čia dar porą savaitėlių jaučiu. Iki kitų metų. Dar salono nėra, nieko nėra, tai nežinau. Tikiuosi apsisuksim greitai čia. Manau, iki gegužės vidurio būtų neblogai, kad pradėtų važiuoti. Kokiem renginukiu sudalyvauti. Galėsim ten susitikti. Duosim lipdukų. Čia bus
Čia bus QR kodas greičiausiai va šitoje vietoje va. Kurį nuskanavę. Kai ką gausit? Kai ką? Kai ką? Viskas ateity. Dar nesakysim ką. Tai kokius čia defektus slapstai? Slapstytojų tu. Paslėpti defektai kažkokie. Va, išsėmiau lendozondą. Nežinau, geras ar negeras, pasakykit jūs. Niekas nežino. Niekas nežino. Ir va matosi, kur eina garsas. Šitoje vietoje leidžia. Ir va pasižiūrėkit. Yra trūkis. Mikrotrūkimas. Trūkimas. O dėl ko taip yra? A ką žinau? Avarija, dar kažkas. Aš tai spėju, kad čia dėl dropo ir duslintuvas kažkur. Jo, trūk. Užlenk ir viskas. Jau ir mum tai bus. Nieko, sutvarkys. Man atrodo, grėdžiai. Ekologija. Dabar bandykit spėti, kiek gausim pinigų šitą delno dydžio katalizatorių. Rašykit komentaruose, pažiūrėsim, kas atspės. Pitaka. 5 eurai. 5 eurai. Turėjom svečių iš OBD Leven, todėl negalėjom nieko daryti. O dabar, va. Tušia. Galis lėk. Kilovatas yra daug tušia. 200. Iš Buvo antiek užsikišęs, kad net neprašvietė šviesa. Ką reiškia? Reiškia, kad šūdas. Konsultavimas su daug žmonių dėl šito. Jo. Sprendėm išoperuoti. Daug žmonių, tai tu ir aš. Tai už katūligą tai nežinom, kiek gausim. Sakau, už katūligą tai nežinom, kiek gausim, nes išmetėm viską. Nerodysiu. Tai buvo svečiuose BD Leven, parodėm tokį smulkmeną. Labai jiems patiko. Atvežė lauktuvių. Sakė, pirks ratus šitos pasims, išsiveš ir bus. Tiesi naujus. Tiesi naujus. Nu ratų tai reikia. Arba kalpokėlių kokių. Šitie per maži. Bet kaip ir neblogi. Dabar nesvarbu, reikia, kad mašina nebūrstų labai garsiai. Nebūrs. Tai jau ką įdėsim bakelį per vidurį. Man atrodo, po šito tai tikrai pagarsės. Viškį turėtų iš. Tai ką, grįžtam į Petrašiūnus, pas Elvį atgal. Kaip ir matėt, vakar įsikratėm katalizatorių iš... Kaip vadinai? Iš kelnių. Iš koliko. Iš šudukus iš kelnių įsikratėm. Tai iškratėm šiaip ne taip per porą valandų. Ir Elvis prižadėjo mums suvirinti. Tai lekiam pas jį. Dar tuo pačiu OBD pajungsim jam, nes check engine'as dega. Давай. Gerai reguliuoju. Прирегулировай. Pridarai čia nesąmonė. Pradėgi. Įsivaizduoju, pradėgi. Все. Smašikas vėliau. Nevykėlis, bet nieko atskirti. Tik čia labai blogas.
Tuoj virinsim 4-2-1, man atrodo. Prašysim, kad padarytų vienodą ilgio visus ir be katalizuotų. Šitose video vien tik virinimai. Tai ką, kaip ir visą laiką, Elvio siūlės labai gražios. Ačiū jam. Ir ką, lekiam į dirbtuvę? Grįžom atgal į dirbtuvės, dar kūrė pečių. Stengiasi, kad būtų šilta, kad nesaltume. Visas piktas, kaip nežinau kas. Tai va, plavom tarpinę kolektorius suvirintis, kaip matėt, ir gavom tarpinę kito galo kolektorius, kuris dedasi čia. Taigi viską surinkam, dedam į mašiną ir kursim. Taigi neišjungit, žiūrėkit ir dar užkuriam 12. O gal noriu kur mašiną, tai? Aš tai noriu. Davai. Tuoj palauk. Vaklaidžius sujungiu. Ojas. Akumuliatorių Žalgirio ne kažką. Bet dėsim naują turbūt, ne? Arba pakrausim šitą, nes tiesiog mašina stovi ilgai. Jo. Su tokiom mašinom reikia lėk duot gazo, kad tik viskas užsikrautų, viskas veiktų. Taigi matėt, mašina neužsikūrė, bet pakrovėm akumuliatorių, viską surinkom, sudėjom kolektorius, sudėjom tarpinės, naujas oro filtrą, sudėjom gražiai vaklaidžius ir bandysim kur. Bet bandom kur tiesiog. Davai, bandyk. Kur ar ne? Nu, bandyk! Žvėris. Žvėris su daug lempučių. Nieko tokio. Ką darysim? Tai kai visą laiką į pagalbą ateina OBD11. Tai jungiamės prie OBD11 programėlės, skirtos VAG grupiai. Beje, šita OBD11 device'as skirtas ne tik VAG grupiai, bet ir BMW, Toyotai, Lexusams. Taigi baigi, turim dvi klaidingas valdymo blokus. Tai dvi klaidas. Tai turim vieną variklio. Kas variklyje blogai, tai tikiuosi nieko. Šiaip tai viskas sutvarkyta dabar, turėtų būti ledas. O gal tas lemdozondas, kurį klausėm, ar geras ar negeras, ne, nežiūrėjau. Vienas išlaidas prie tą mašiną. Bet bent jau sutaupom ant elektrikos. Ir bent jau sutvarkysim iki galo, kad nei vienam iš jūsų nereikėtų vargti po to. Tai taip, šitas įsitrynė. Dabar stabdžiai. Stabdžiai tai ABS daviklis arba žiedas. Bet tikriausiai daviklis, kaip ir buvo likai. Spaudžiam klaidas ir turim kairį priekinį speed sensorių. Naujienas nekokios, bet kaip ir viskas gerai sutvarkoma. Šitą neįsitrint, žodžiu paliekam. Tai ką, labai ačiū OBD11. Ir jeigu jūs norėtumėte įsigyti OBD11, tai mūsų video aprašyme bus linkas, kurį paspaudę ir įvedę 101 kodą gausite 10% nuolaidėlę. O mes šitą seriją baigėm testuom, tai susidėjom lankus, liko sudėti plastikus, sutvarkyti ABS-ą, sutvarkyti sensorius visus, kurie ten grybauja. Ir kas dar liko apie jų? Ratai. Pabandysim ratą. Jo, bandysim ratus uždėti, bet tai visą kitą pamatysim kitoj serijai. Ir nepamirškit paspausti subscribe, like ir kitų kartų.